Labai nudžiugau, kai sužinojau, kad man jį padovanos būtent krepšininkas Mantas Kalnietis, nes jisai yra mano gal mėgstamiausias krepšininkas iš visų. Ir tikrai labai apsidžiaugiau, kai sužinojau. Padovanojau piešinį, kurį buvau piešusi ant vandens, kai buvau ligoninėje. Ir užrašiau kitoje pusėje dar žodžius. Padėkojau už išpildytą svajonę. Dabar gydos iš tikrųjų. Iš pradžių reikėjo dažniau, sunkiau buvo. Iš pradžių sunkokai buvo ir matėsi, kad nežinom, kaip bus, bet tikėjomės, kad bus gerai. Dabar tai pagal šios dienos duomenis ir gydyto, tai manome, kad bus viskas gerai. Iš tikrųjų tai jaučiasi gerai, kaip pati sakė, ir pradeda šokti, bando ir gyvena kaip visi vaikai. Tik reikia retkarčiais dar nuvažiuoti į Vilnių. Turim būti dėkingi, kad Rimantas Kaukėnas įkūrė tokį fondą, kuris pildo vaikų svajonės, ir kadangi jisai yra su visais krepšininkais pažįstamas, tai paprašo, kad mes galėtume kažkaip padėti išpildyti, kadangi jis žaidžia užsienį ir pats negali visko vienas padaryti. O kai Kristų treneris tas auditas nežinoj, Jonas Kazlauskas. O jis piktas, o kaip? Griežtas? Nesaudį. Bet tikrai buvo šiandien kažkokių tokių įdomių klausimų ir vaikai taip įdomiai mąstė ir net aš neturėjau atsakymų į kurios klausimus. Pavyzdžiui, paklausė, ar kas nors yra išpildęs tavo svajonę. Tai pasimečiau, keista buvo. Tikrai, aš nežinau, 2 valandos prasidėjau ir labai greit praėjo, labai smagiai praleidom laiką.